man sakė, reikėjo nuo to pradėti, žinai. Tai yra tinkas, akrilinis tinkas, su marmuro užpildu. Nėra labai sunkiai užnešamas, nes su juo galima formuoti įvairų raštą. Bet jo yra išskirtinis atsparumas. Gal jis yra kažkiek teplus, nes truputį turi kibumą, bet, pavyzdžiui, nusivaloti labai gerai. Ir produktas, kuris nereikalauja jokio išskirtinio paruošimo. Jeigu reikalingas greitai padaryti darbas, tai mes vengiam glaistymo, šveitimo, dažymo. Viskas pasidaro vienu produktu. Kimba net ant dažyto paviršiaus. Patys išbandėm. Galiu parodyti vieną pavyzduką. Tiesiog ant negruntuoto MDF-o. Net nagu neina naim. Dažniausiai tai naudoja tose erdvėse, kur reikia greitai padaryti darbus ir visuomeninės erdvės, kaip ofisai, laiptinės, intensyvus judėjimas yra tokiose vietose. Nes ją galima pačią masę užspalvinti, padaryti spalvą. Nes gali būti šviesi, čia yra balta, pavyzdžiui, turi skirtumą. Čia pavyzdys mano darytas, nelabai kokybiškai. ir galima net iki tamsių spalvų eiti, žinot, iš karto. Dengimas yra baltas, natūralus ir galima eiti visas spalvas. Smagus produktas, labai sunku ir sugadinti, net ir nepatyrusiam galima jį užnešti ant paviršiaus lengvai.